Labas rytas, spėkit, kokiam mieste žygiuosim šiandien. Ogi Jonavoj, dar vienas žygis, dar vienas ankstyvas šeštadienio rytas ir dar vienas tikslas nueiti 25 km ir veikti dar vieną žygiuok organizuojamą žygį. Rytas kol kas kiek vėsokas, bet manau, kad toj pradėsim žygį, įjungsim šiek tiek greitesnio ėjimo ir tada jau turėtų būti ir nešalta, ir žygiui ėjimui pats tas. Žygis kaip visada startuoja nuo 9 valandos, o dabar lygiai 9 ir yra, tai žmonės jau matosi gan aktyviai renkasi prie punkto, o mes to irgi pažiūrėsim, ką gavom standartiškai starto luknešėlėje. Žemėlapį panalizuosim truputį vėliau, manau, beeinant. Pirmiausia, pažiūrim, miesto. Jonava turbūt visas miestas, ne? Štai toks herbas. Tada standartiškai bananas ir porą batonėlių. Ir žinoma, žygiui kas priklauso vanduo. Šitas Bolto paspirtukas, kur už manęs yra, žinokit, čia neįeina į tą startinį paketą, negalvokit, paspirtuko nedalina. O dabar trumpai apie žemėlapį, tai kaip visada 3 pasirinkimai būna 9, 17 ir 25 šį kartą. Eisim 25 km. Šiaip kuo šitas žygis bus šiek tiek kitoks nuo daugelio praeitų, tai kad būdavo daug miško, daug gamtos ir miesto pačio palyginus nedaug. Tai Jonavoj, kaip matom, pagal žemėlapį bus daug miesto, apie 90% trasos, man atrodo, turėtų sudaryti miestą, o pačios gamtos tai palyginus nedaug. Tai manau, kad lankytini objektai ir pats žygis šiek tiek skirsis, bet manau, kad kartais ir po patį miestą, geriau patį miestą, kad pažinti, visai įdomu. Pirmą kartą žygių istorijoje turbūt vos nuėjus, nežinau, čia puskilometrį nedaugiau, iš karto išsiskiria trasa, kad ilgiausios trasos žygeiviai į vieną pusę, trumpesniųjų į kitą, nes dažniausiai būdavo nuėjus 5 ar kiek kilometrų. Nors žygis pradėtas, nuėtas 1 kilometras, bet pamačiau tokį ženklą, kad dar baseinai yra laisvų vietų. Tai tokia visai pagunda, gal mes tą žygį eiti baseiną, Jonavos baseinas tikrai vertas dėmesio. Šiandien 6 ryto prabudau, girdžiu, o lietus lyja. Pirma mintis, kur šeštadienį iš ryto dar tokį laikų, kokį lietpaltį būtų galima gauti. Parduotuvėsgi nelabai dirba, bet kažkaip praėjo porą valandų, visai oras pasitaisė. Aišku, dar visa diena prieš akis, bet jau vien gerai nuteikia, kad per žygio startą lietus nelyja, gal neišskalbs ir vėliau. Kilometrai įveikti ir 54 minutės. Tai tempas toks, sakyčiau, gan standartinis, valanda 5 kilometrai. O čia ir tradicinis žygio klausimas, ar žygis yra kelionė, ar tai būdas pabūti su savimi ir kitais. Tai kaip, kelionė ar su savim ir kitais? Jeigu žygis kelių valandų pusdienio, tai tikriausiai kelionė gal tai ir nebūtų galima pavadinti. Bet jeigu žygis 2 dienų, tada jau ir mini kelionė. Parašyk ir tu savo nuomonę šio klausimu. Ar tai nėra sukčiavimas? Aš irgi gal norėčiau su paspirtuku. Būtų biški lengviau. O jeigu dar su elektriniu, tai iš viso kojas visai nepavargtų. Bet turbūt vaikam atleistina. Man jau tikrai skaitytųsi kaip sukčiavimas stambiu mastu. Nors praeiti dar 9 kilometrai, bet žiūriu priekyje mėlynuoja palapinė. Reiškia, pirmas poilsio užkandžių punktas jau čia. Gan anksti, bet matyt tokia tinkama vieta. Užkąsim dabar. Tai pažiūrėsim, kuo čia mus maitinti šį kartą.
užkandis pasiimtas, apklausoj taip pat sudalyvauta. Čia visai, manau, nebloga idėja. Tokia karts nuo karto apklausa, kad žmonės galėtų savo nuomonę įvertinti, kas žygiuose patinka, kas nepatinka, kokių kitokių galbūt žygių norėtųsi su kažkokiais tai prieskoniais paįvairinimais. Šiaip manau, kad taip atsifiltruoti, sužinoti žmonių nuomonę visai neblogas variantas. O ta idėja su naktiniu žygiu arba kažkoks teminis žygis, manau, kad visai nebloga idėja. 10 km įveikta per valandą 50. Tempas geras. O čia kažką nepasisekė ryškiai. Baigėsi dviračių takas, baigėsi kelionė ir paspirtukais. Jei žygis būtų viena emocija, kokia ji būtų? Čia toks, sakyčiau, gan sunkesnis ir filosofinis klausimas. Iš pradžių kokia ta emocija, nežinau, toks laukimas, norėjimas, lėkimas. Gale, jeigu daugiau kilometrų, turbūt jau ta emocija tampa kažkokiu tai nuovargiu gal. O savo emociją parašyk komentaruose, kokią emociją tau žygis sukelia. Panašu, kad jau iš tų džiunglių, kaip sakiau, laukų, miškelių, pievų išlindom, dabar jau toks grinai miesto gatvelės, asfaltas, trinkelės. Bet kai eini tokiu mažiau pažįstamų miestų, man tai tikrai smagu pažiūrėti, kaip tas miestas atrodo iš vidaus. Sakykime, gal daugiau net pajauti tos pačios net miestos atmosferos, negu einant kažkur tai miškais. Ir matau dar vienas trasos klausimas, ko šį kartą klausiama, kada žygis tampa tikras pradžioje ar kai pradeda nebesinorėti eiti. O kokie filosofiniai klausimai, į kuriuos net sunku atsakyti. Kai sunku ar nesunkus žygis tikras. Man atrodo, žygis iš to ir susideda, kaip sakiau, kad iš pradžių tas noras, energija, visa kita, o galiau sunkumas. Nes jeigu visas žygis būtų labai lengvas, negali taip. Žygis turi šiek tiek tave pakankinti, bent jau aš taip galvoju. Panašu dar vienas iš lankytinų objektų, tai Rimkų parkas. Toks nemažas parkas, daug suoliukų, labai didelė čiuožykla. Šiaip nuo tokios čiuožyklos, tai gal ir aš visai norėčiau, bet gali biški mano kilogramam būti nepaskaičiuota, gal geriau nerizikuoti. Bet čia tokia tikrai nebloga čiuožykla. Kokia faina pikniko vieta. Ten ir laužavietė matas, ir staliukas, ir šiaip sutvarkyta vieta. O maršrutas šitų takeliu. Čia ir visas pliažas. Lieptas tai biški judantis. O, tikrai judantis. Veik parko visokie tramplinai. Bet kiek čia tų medinių takelių visur priraizgyta, atėjom, iš čia vienas keliukas, čia dar vienas keliukas, gerai, čia ne medinis, bet ten toliau aukščiau vėl medinis. Bet kas įdomiausia šitais mediniais, nežinau, keliukais, turėklais, sakyni, tai jauti tą tokį medžio kvapą. Čia gal jie dar palyginus nėra seni, nežinau, bet kvapas tas jaučiasi toks. Tęsiam klausimėlio rubriką šiandien. Ar žygyje svarbiau, su kuo eini, ar kur eini? Turbūt ir tas svarbu. Bet gal su kuo eini, nes kur, tai tą vis maršrutą vis tiek koreguojasi. Nežinau, kokį šiandien filosofiniai visi klausimai. 20 km įveikta per 3 valandos 50 minučių. Tai tempas taip ir išlaikytas, kai tik visą žygį kol kas 5 km per valandą. Šiaip dar vienas poilsio ir užkandžių punktas turėtų būti. Iki žygio pabaigos 5 km. Tai manau, kad kažkur tai mes jį čia neužilgai rasim.
užkandžių pasimta, kas saldžiau batonėlį, kas praeitą kartą išbandyta tuna su džiūvėsėliais. Kiekvienas pagal skonį randa. Šiaip apie dar vieną dalyką galiu papasakot, kur kažkodėl žygiuok neakcentuoja, šiaip galėtų Facebook'e parašyti, bet aš kartais, kai užsuku jų puslapį, sakykime, pasižiūrėti žygio maršrutą, gal paskelbė kažką naujo, atsirado toks dalykas kaip statistika ir yra 25 metų, 26 metų arba visi bendrai žygiai, kiek kiekvienas dalyvis praėjo žygių, kiek kiekvienas dalyvis praėjo kilometrų per visą sezoną ir yra visas sąrašas. Manau, čia įdedu šonę, kad bus paprasčiau matysis, tai manau, kad visi žygius, kas einat, užeikit, pasitikrinkit. Nežinau, man kaip tokiam mėgstančiam skaičius, tą statistiką skelbti visai smagu pasižiūrėti, aha, aš ten to ir toje vietoje, aha, čia kažką, kad aplenkčiau reikia tiek kažkas, tai dabar noriu, kad žinokit, tam tikri pirmi žmonės, kad praleistų žygių, kad man kažkaip reiktų į tą viršų pakilti. Nes šiaip yra, matau tokių žmonių, kurie tiek pernai, tiek šiemet nepraleido nei vieno žygio, visus žygius kol kas ėjo. Tai tokius žmonės sunku aplenkti. Bet šiaip sakau, labai fainas dalykas. Man tai patinka tokius dalykus biškį pasekt, kiek kilometrų, kiek žygių. Taip nueik jų puslapį ir pasižiūrėsi pats, kurioje vietoje tope esi. O šiaip nueiti beveik 23 km, liko 2 km, bet tuo pačiu kažkaip pradedi galvot, kad Liepos 18 dieną Druskininkuose vyks sekantis žygiuok žygis ir iki šiol didžiausias žygis su daugiausiai trasų ir pats ilgiausias trasos pasirinkimas 50 km, bet tuo pačiu pagalvoju, kad va dabar 25 kai bus įveikti, tai to 50-uko būtų tik tai pusė įveikta. Ir dar 25 reiktų nueit, skaičius nemažas. Aišku, dar yra mėnesis laiko daugiau treniruotėm, bet manau, kad reikės rizikuoti, o šiaip turėkit omeny, kad Liepos 18 Druskininkai, labai gražus miestas, labai gražus kurortas, laukia visų žygeivių. Manau, bus labai geras žygis. O čia kas per miestelį įžymybė per akmuo? 2. Pasiryškinti, jau žinokit, reiktų užrašą. Labai sunku perskaityti. O mum ką, liko viskas, 25 km, tai jau kaip ir žygis nueitas, dabar beliko, čia kažkur, man atrodo, už kampo ir palapinė jau turėtų būti. Jo, paskutinis porą šimtų metrų ir finišas palapinė. Ir labai tikiuosi, kad dar medalių liko. Gausim po medalį, juokauju, medalių visiems užtenka. Varom pažiūrėti, kokie medaliai šį kartą bus. Štai, pagaliau įveikti 25 km ir kaip visada gražus, kūrybingas, kaip čia, kad geriau matytųsi, medalis su Jonavos simboliu. Šiaip 25 km atrodo yra visai nemažai, bet sakyčiau, šį kartą, nežinau, gal oro sąlygos tokios tinkamos ėjimui, nusiteikimas galvoju tinkamas, bet šiaip žygis nuėjo tikrai pakankamai lengvai. O šiaip susipažinta su dar vienu miestu Jonava, gal sakykim kažkiek minimaliai taip. Ir tai buvo pažįstamas, bet praeita visom pagrindiniam gatvėm, praeita aplink visą miestą turbūt beveik. Šiaip tikrai dar vienas pasisekęs žygis, dar vienas medalis į kolekciją ir puikiai praleistas savaitgalis, puikiai praleistas šeštadienis ir, kaip jau minėjau, Liepos 18 dieną laukia Druskininkai dar vienas didžiausias žygiuok žygis su daugiausiai trasų, su didžiausia trasa galima. Manau, kad jeigu patinka žygiai, tai Liepos 18 susitinkam Druskininkuose, puikus kurortas, puikus žygis ir manau, kad laukia puikus savaitgalis. O jeigu pažiūrėjai šį video, tai komentaruose pasidalink, jeigu ir pats gal dalyvavai šiame žygyje, kaip vertini Jonavą, kaip vertini šį žygį ir nepamiršk laiko. Ir susimatom kitam video arba kitam žygyje. Iki!